Dėmesio į ekranus. Sveiki, kitokių pasikalbėjimų klausytojų. Aš esu žurnalistas Andrius Tapinas ir norėčiau gerbiamam profesoriui Vytautui Landsbergiui pateikti klausimą. Žinot, mes žurnalistai nelabai tų klausimų patys galvojam, dažniausiai mums kažkas juos parašo, mes juos perskaitom, tai aš irgi turiu tą visą tokį klausimų sąrašą. Gerai, žiūrim, kas čia. Ar žinote, kuriai ministerijai vadovaujate? Ne, šitas jau buvo. Ar galite atskirti pelną nuo pajamų? Irgi buvo. Šitas va. Gerai. Taip, profesorių norėjau paklausti, koks yra jūsų ryšys su technologijomis? Viename renginyje, kuriame grojo moderni muzika, kiek pamenu, jūs esate pasakęs, jog tokiai muzikai jūs esate per jaunas. O technologijoms, ar jūs jaučiatės per jaunas, ar per senas, ar tas toks vyras pačiame jėgų žydėjime? Ar jūs žinote, kaip veikia Facebookas arba Twitteris, socialinė žiniasklaida, ar naudojatės planšetiniais kompiuteriais, ar galite paaiškinti savo pačiai jauniausiai kartai, kaip reikia įsijungti kompiuterį ir jame susirasti pačius geriausius dalykus? Ačiū už atsakymą. Ak, nereikia, vai nereikia taip iš manęs juoktis. Mes nesijuokiam, mes domimės. Domitės. Taip, nes... Žinai, mano technologijos yra čia. Aš kartais galvodavau, senais laikais, kai buvau muzikologas ir buvau užsikabinęs, net rašiau apie jaunimą, muziką, apie roką, nieko bendro neturėdamas, bet galvot neuždrausta. Tai pagalvodavau, paklausinėdavau ir aš atsimenu tokį vieną savo sugalvojimą, kad tai yra muzika, kur, reiškia, tas, kuris ją daro, kompozitorius, tarkim, ar kas nors, jisai sėdi prie garsintuvo rankenos ir daro garsiau, nors visi eina iš proto, apkurtę ten ir panašiai, bet jiems smagu dar garsiau. Tai aš sugalvojau, kad tai yra, silpnumo požymis. Žmogus negali tikrai stipraus dalyko nei pasakyti, nei sukurti. Tai jis garsina. Tai jis garsina ir jaučiasi bajavas. Kaip aš pavariau. Tai mano toks tam tikras neigiamas yra į technologijas požiūris. Aš suprantu, kad tos technologijos, kur čia išvardina, aš ten ir pavadinimus supainiočiau dabar kalbėdamas, tai jos pagreitina. Jos pagreitina daug dalykų. Pavyzdžiui, plepėjimą, pletkavojimą, apkalbinėjimą viens kito, tai čia Facebooko tokie turbūt yra erdvė. Kur visi varo, visi ant visų ir faina, ne? O privarėm. Jo. O kas iš to lieka? Šiukšlių krūva. Tai vadinama selfiais. Nežinau, kaip tai vadinama, bet aš žiūriu tos reiškinius ir kaip toks senukas iš kampo kartais galvoju, ką tai reiškia. Tai pats Facebooko nelabai? Nelabai, bet man neįdomu. Aš pagalvoju, gerai, aš užvesiu, ten prisirašysiu kažkokių ten draugų, arba jie užsirašys mano draugais. Taigi nėra draugai. Tai yra apgavystė savęs. Bet svarbu turėti. Jie patys save apgaudinėja. Ką aš turiu? Bet tai tai jeigu aš, pavyzdžiui, dabar turiu draugą, kuris yra, kad ir nedraugas, bet jisai, aš žinau, kad jisai yra. Gal ir nedraugas, bet yra. Bet jisai yra ir aš žinau, kad jisai yra ir aš galiu jį palaikinti, o jeigu jisai mane atlaikina, tai tada iš karto dar geresni draugai. Ar jūs jaučiat jėgą bendravimo? Su nežinia kuo? Ne, tai tu žinai, tu jo nuotrauką matai. Žinai, nuotrauką tai... Gerai, grįžkime tada prie šiek tiek technologiškai grįžkime. O čia man rodė nuotrauką, ten vienas kalbėjo, aš žiūrėjau ir galvojau, plauk, tai čia tas pats, tik susivėlęs, ten kitas. Mes su Tapinėliu esam. Ką? Su Andriu mes esame praktiškai jo vienodi. Labai panašus. O gal jūs visi panašus, žinai? Mes jau dabar, čia Facebookas, mes visi supanašėjom. Jo. O tai ką reiškia, reikia atsargiau su to Facebooku.